Šiandien noriu papasakoti jums apie pradinį įnašą ir kas svarbu jį paliekant. Tai jeigu jūs rašotės patys preliminarią sutartį su pardavėju ar pirkėju, nesvarbu kurioje pusėje jūs esate, labai svarbu preliminarioje sutartyje nusirodyti svarbiausius dalykus. Tai pirmiausia, aiškiai nurodyti, kas perkama. Tai turi būti ir adresas, geriausiai ir kažkoks unikalus numeris arba registro numeris nuo registrų centro išrašo. Sekantis labai svarbus žingsnis - nusimatyti terminus. Tai yra, per kiek laiko pirkėjas turės įsigyti tą būstą, o pardavėjas parduoti. Labai dažna klaida, kai žmonės patys pasirašo preliminarias sutartis tarpusavyje, jie pamiršta šitą punktą. Ir yra tekę girdėti ir matyti tokių atvejų, kai viena kažkuri pusė labai vilkina tuos terminus, nes jų tiesiog nėra įvardinta. Kitas svarbus dalykas - ar būstą perkate su baldais ir buitinė technika. Jeigu taip, tai tikrai įrašykite, kas turi būti paliekama, nes labai dažnai žmonės, norėdami parduoti, sako, kad lieka viskas, o kai ateina laikas būstą perduoti, nelieka daug. Kas apmoka notarą? Pirkėjas, pardavėjas, o galbūt per pusę? Būtinai įsivardykite. Koks paliekamas rezervacijos mokestis arba kitaip sakant avansas? Ir kas nutiks su tuo avansu, jeigu pardavėjas persigalvos parduoti, o pirkėjas nebenorės pirkti? Labai svarbu nurodyti šias sąlygas, nes tikrai dažnai kiekvienas bando pakreipti savo naudingą linkme tą sutartį ir neretai tenka susidurti, kad tarkim, jeigu pardavėjas ruošia sutartį, jis gali persigalvoti ir nutraukti sutartį vienašališkai tik grąžindamas avansą, o taip neturėtų būti. Standartiškai teisingai turėtų būti, jeigu pardavėjas persigalvoja, jis grąžina jums avansą ir sumoka tokio pat dydžio baudą, o jeigu pirkėjas nebeperka, jis tiesiog praranda avansą.